Sveiki. Šiandien spalio 1 diena 2024 metų ir rytoj spalio 2 diena bus pilnas saulės užtemimas, kurio didžiausia fazė bus 21 valandą kem 5 minutės. Užtemimas prasidės 18 valandą 42 minutės ir pabaiga jau spalio 3 dieną po 12 valandos 47 minutės. Aš šiandien iš ryto nusprendžiau parašyti tekstą, postą ir pasidalinti su jumis, apie ką šitas saulės užtemimas, bet kai parašiau, spontaniškai nusprendžiau dar įrašyti video ir pagalvojau, galbūt šitas video pasieks daugiau žmonių arba tiesiog kažkam žiūrėti video yra tokia forma, kuri yra daugiau prieinama. Gera žinia, kad Lietuvoje saulės užtemimas nebus matomas. Kodėl tai yra gera žinia? Nes ten, kur saulės užtemimas matomas, ten ir vyksta sudėtingiausi ir svarbiausi įvykiai. Ir dėl to, kad šiais metais visiškas saulės užtemimas, šitie įvykiai gali būti, tokie stipriai transformuojantis, kriziniai ir, kurie atneša senų sistemų žlugimą ir tai visada yra skaudu. Taigi, kur bus matomas saulės užtemimas? Pietų Amerikoje, centrinėje ir pietrytinėje, taip Ramiojo vandenyno dalyje, taip pat Argentinoje, Čilėje, ir dar kai kuriuose Ramiojo vandenyno dalyse. Ir pagal Vedų astrologiją saulės užtemimas vyks Mergelės ženkle, Hastos nakšatroje, 2 padoje. Pati užtemimo diena, jinai nesukuria jokių labai baisių įvykių, nes jeigu jūs stebėsite taip internetą, tai daug rašoma apie užtemimo koridorių. Bet visi įvykiai įvyksta vėliau, nes užtemimai inicijuoja pokyčius, kurie jau pasimatys laikotarpį iki kito užtemimo, o kitas užtemimas bus Saulės kovo 29 2025 metais. Tie pokyčiai jau mes matysime apie ką, bet jau išsirituliuos ir galios tie pokyčiai net ir 19 metų. Bet užtemimo diena labai svarbu išlikti sąmoningiams, nes būtent užtemimo diena taip inicijuoja, uždeda globalius scenarius, kaip ir suaktyvina, įjungia tam tikras programas. Todėl tai, ką mes darome užtemimo metu, irgi gali atsiliepti įvairiai, žiūrint, kaip mes naudojam šitą energiją. Ir jeigu nesąmoningai galima įjungti, užprogramuoti tokius dalykus, kurių jau išvengti bus neįmanoma arba atšaukti bus neįmanoma. Paspauti cancel jau nebegalėsime. Ir yra įvykių situacijų, kada žmonės mylintis vieną kitą susipyko ir po to jau niekaip, nors ir stengiasi, negalėjo būti kartu. Todėl galima pasirašyti kokį nors sutartį, taip, kuri privers tave būti šitoje partnerystėje 19 metų, tu jau nebenorėsi. Todėl sakoma, kad geriau nepriiminėti sprendimų tą dieną, nes jeigu neturi informacijos apie užtemimo prasmę, apie tai, kaip panaudoti šią energiją, galima papulti į situaciją, kurios tapsi vergu.
Taip, nes tai yra labai stipri energija. Mes pakalbėsime apie tai, ką galima padaryti, nes šitą energiją galima panaudoti ir savo labui, svarbu žinoti. Taip. Taigi, mergelės ženklas vedų astrologijoje, jis siejamas taip pat ir su sveikatos tema. Todėl mūsų laukia globalus pokyčiai šioje srityje. Mes matysime, kaip keičiasi sveikatos sistema, mes matysime, kaip keičiasi požiūris apskritai į sveikatą. Ir kai kurie gydytojai jau tai pastebėjo, bet mes matysime tai labai taip jau aktyviai ir slėpti to bus neįmanoma, kad senos sistemos, kurios buvo pripažintos medicinoje, taip, tai, kas jau liktai buvo patvirtinta moksliniu tyrimu, kad tai jau nebeveikia. Taip, vaistai nustos veikti taip, kaip turėtų veikti. Ir visa kita medicinoje turės pasikeisti. Taip pat šitą nakšatrą susijusi su atradimais, todėl ir nauji atradimai šioje sferoje irgi mūsų laukia. Bet ką mes galim padaryti? Vat per tą laikotarpį, kurį aš nurodžiau, kai užtemimas prasideda iki pabaigos, geriausia per aktyviausią fazę, plius minus, taip, išsivaizduokite save absoliučiai sveikais, kada jūs jaučiate, kad jūsų kūnas yra totaliai sveikas. Ir garsiai pasakykite, aš esu absoliučiai sveikas. Aš esu absoliučiai sveika. Tebūnie taip. Ir pajauskite tai. Labai svarbu tai pajausti. Taip pat mergelė atstovauja 6 horoskopo namui, kuris atsako vedų astrologijai ne tik už ligas, taip, bet ir už skolas ir už priešus. Todėl globaliai gali pasikeisti kreditavimo sistema, taip pat įvairios problemos matysime su valstybių skolomis. Ir taip pat gali paaiškėti, kad tas, kas buvo priešas, iš tikrųjų buvo draugas ir atvirkščiai, ir tai ne tik pasauliniu mastu, bet ir konkrečių žmonių gyvenime. Siūlau atlikti irgi praktiką, kada jūs atsiprašysite tuos, kuriuos galėjote įžeisti. Garsiai, viską reikia sakyti pakankamai garsiai, irgi per tą periodą nurodytą, pasakykite, atsiprašau tų, kuriuos netyčia įžeidžiu, atleidžiu visiems, ant kurių yra sąmoningas ar nesąmoningas įžeidimas. Išleidžiu visus priešus iš savo gyvenimo, paleidžiu visus priešus iš savo gyvenimo. Ir jeigu ištarė šios žodžius, žinot, pas jūs kažkokie atsiminimai pradės aktyvuotis, atsiminsite kažkokius žmonės, taip, tada jūs galite, taip jau asmeniškai kiekvienam pasakyti pagal, jūs žinote, kad mano YouTube kanale yra praktika, kaip harmonizuoti santykius su tėvais, taigi šita praktika jinai tinka darbui su bet kuo. Ir tada, jeigu jūs prisiminsite kažkokius žmonės, žinot, pasąmonė jums išduos. Tada asmeniškai pasakykite brangusis arba brangioji, priklausomai nuo lyties, vardas. Aš atleidžiu tau už viską, prašau atleisti man už viską, vėl brangusis, brangioji vardas, prašau atleisti man už viską. Ir brangusis, brangioji vardas, aš dėkoju tau už viską. Ir padarykite kelis geriau fizinius, jeigu sąlygos neleidžia, bent jau mintise, nusilinkimus 4 taškų, kada jūs atsiklumpat ant kelių, taip rankos
ant grindų ir kakta liečiate grindis. Tai bet žiūrėti reikia į viršų, ne į grindis. Šita poza, kada jau ketvirta čakra yra aukščiau mūsų galvos, aukščiau mūsų ego. Taip pat mergelės ženklas dabartinėmis mūsų realijomis, taip mūsų epochoje siejamas su prekybos tema. Taip pat Hasta nakšatras siejame su fiziniu darbu, nesudėtingu fiziniu darbu rankomis, bet šitas darbas liktai ir sukuria sąlygas civilizuotam gyvenimui. Toks monotoniškas darbas, rankinis darbas, kurį atlieka žmogus. Taigi šitose sferose gali būti irgi labai daug pokyčių ir aš įtariu, kad jos bus susijusios su dirbtiniu intelektu. Taip pat hasta siejasi su verslu ir su prekyba ir taigi šita sfera irgi labai stipriai transformuosis per, tam tikrą, tikriausiai jau ir neilgą periodą. Hasta nakšatra, jeigu mes nagrinėjame ją per minus ženklą, taip, kokios neigiamos savybės arba kriterijai siejami su hasta nakšatra, tai yra korupcija, tai yra apgaulė, tai yra godumas. Taigi šitas sferos iš pradžių taps labai stipriai matomos, taip, o po to patirs tam tikrą žlugimą ir transformaciją. Ir labai dar įdomu, kad hasta valdo savitaras. Tai yra kūrybinė Saulės dievo forma. Ir tai yra apie pirmą Saulės spindulį po nakties. Pats pirmas spindulys. Taigi prasideda tokia visuotinė aušra, tai yra tik pradžia, pirmasis spindulys pasiekia mūsų Žemę, bet mes jau matysime tuos globalius pokyčius, perėjimas, taip, apie kurį labai daug kalba, taigi vat mes jau prie to slenksčio. Todėl galima tuo metu medituoti į aušros vaizdinį. Taip pat galima atsisakyti, reikia taip atsisakyti senų nereikalingų programų, įpročių, kurie jūs liktai traukia į tamsą. Taip, tegul būna aušra, jūsų naujo, sveiko gyvenimo aušra. Hasta taip pat siejame su pavojumi nukristi dėl nekontroliuojamo ego ir mes tai matysime pasauliniu irgi mastu, daug asmenybių, kurie buvo prie vairo, bet kurie buvo kontroliuojami savo ego, o ne tarnystė, nes mergelės ženklas siejamas su besąlygiška tarnystė, taip praras savo galią. Taigi, būkite sąmoningi ir linkiu visiems ramaus proto.